Garbė Jėzui Kristai. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo kelionę ir šiandien noris kartu pamastyti apie tai, su kuo susidurėm dvasiniam gyvenime, galbūt ne taip iškart tiesiogiai, bet su įvairiausiais tikėjimo turinio iškraipimais. Nes vienas iš tokių dalykų yra, kur labai lengva yra pasiduoti tokiai kaip ir gražiai minčiai, juk Dievas yra vienas, tai ko mes čia dabar tarpusavį kalbam apie tai, kad ten Jėzus Kristus yra kažkuo ypatingas, galbūt visi keliai veda į tą patį Dievą. Ir suvokiam, kad pačioj pradžioj galbūt, kai žmogus ieško, taip ir atrodo, bet laikui bėgant ir pažįstant Jėzų, kas jis iš tikrųjų yra, labai daug dalykų tada atsistoja į savo vietas ir kaip tuo pat metu neiškraipyti arba neiškreipti Jėzaus mokymo, nes jis vis tiek, kaip ten bebūtų, labai aiškiai, konkrečiai savo gyvenimu ir savo pasisakymais bažnyčioje per šventąją dvasią pateikia tą turinį, kuo mes turim tikėti. Ne šiaip, kad Dievas yra, bet koks yra tas Dievas. Kaip atsiliepti tą Dievo kvietimą. Tai pirmas klausimas būtų toks, kad matom labai daug įvairiausių gyvenimo meno mokyklų atsirandančių, kurios stengiasi atliepti žmogaus tą troškimą būti laimingu ir gyventi tokį tvarkingą, harmoningą gyvenimą. Ir kai kada iš tikrųjų ten yra visai teisėtos tokios ir įžvalgos, ir pastebėjimai, bet kai kada iš tikrųjų tai kertasi su mūsų tikėjimo turiniu. Nes visi žinom, kad reikia disciplinos turėti kūne, ten reiškia higienos laikytis kūne, paskui psichologinė higiena, ten dvasinė higiena, taip toliau. Iš savo patirties matytum pagrindinę, tarkim, tikėjimo iškraipimą kaip pagrindinę kliūtį kokią? Tai galim, kaip būtų kalbėta, ne pirmiausia, tai ką Jėzus skelbė. Taip. Ne taip paprasta, jeigu žiūrėsim, sakysim, Jono Evangeliją, tai mes ką ten randam, gal greit pasižiūrėti, bet kad štai Jėzus sakė, jeigu laikysitės mano mokslo, jūs pažinsite tėvą, pažinsite tėvą, turėsit gyvenimą, taip toliau, mes galim, Jono Evangelijoje ten daug tokių atsikartojančių, arba tiksliau kreipiančių į tikėjimo tokių turinį pasakymų, reiškia, arba galim ir kitose Evangelijose, žinom šitą vietą, kas mano žodžių klauso, mane atsiuntusiu įtikytas, turi gyvenimą, iš mirties, reiškia, persikėlė gyvenimą, arba šitą, kur nestatyk namą ant smėlio, nestatyk namą ant tvirtos uolos, tai reiškia klausyti viešpaties Jėzaus. Tai teisėtas būtų klausimas toks, ką viešpats Jėzus skelbė. Ir čia mes šiek tiek suklūstam dažnai, nes, tai ką jisai skelbė, ne? Vienas iš tokių ateinančių minčių, kad pačioj pradžioj sako atsiverskit, tarsi čia ir pasibaigė. Tai nepasibaigė, čia tik prasideda, atsiverskite, tai ta metanoja, ne metonojėte, tai reiškia gręžkitės visų gyvenimą į Dievą, bet tai kitų įvairių, sakysim, tikėjimų atstovai taip pat gali sakyti, tai teisingai, mes čia šitą vietą sutarėm, globalistai tą patį sakys, netgi ten to visokių, ką mes čia aptarsim šiek tiek, bet įvairiausių ten tų, kabutėse, visokių menų, gyvenimo menų, panašiai meno ir dar kažkieno ten tikėjimo atstovai, tai irgi sakys, tai atsiverskite, ką reiškia atsiverskite, ne, sukurkite vertybės, ezoterikai visi tą patį kalbą, ne, ekstrasensai, kad rastit kažkokią tvarką, harmoniją. Tvarką, harmoniją, dvasinį pasaulį, nevertinkit materijos, vertinkit taip toliau. Tai va, tai vis dėlto ką viešpats Jėzus skelbė, tai Jėzus ar skelbė moralinę doktriną, ar kur kas daugiau negu moralinė doktrina, aiškiai tai. Gerai, čia labai svarbu būtų sustoti ir tiesiog pakalbėti, nes daugeliu atveju žmogui atrodo, kad visas tikėjimo turinys susiveda tik tai į moralę. Ir čia žinom, kad tikėjimo turinys, tai moralė yra tik tai nedidelė dalis tikėjimo turinio. Tai Jėzus paskelbė iš tikrųjų, taip sakyti, galim drąsiai pasakyti labai tokius fundamentalius dalykus, kuriuos mes, jeigu taip žiūrėsim, tai mes juos visus išplėtotus randam bažnyčios mokyme. Nes tai ir yra, reiškia, bažnyčios už tai ir Jėzus įsteigė, kad štai pasiliktų, šventoji dvasia pasilieka bažnyčiui. Tai ką moko, reiškia, taip galima sakyti, greituoju būdu pasakyti, tai Jėzus skelbė ką.
Jėzus iš esmės skelbė save iš tikrųjų. Drąsiai galim sakyti save kaip Dievą paskelbė. Bet jis ne tik save, aš taip specialiai pasakau, štai sakysim, kaip čia save, egoizmas, dar kažką. Ne. Jisai skelbė, kad štai visas Dievo veikimas įgauna apčiuopiamą, regimą, pažįstamą išraišką būtent jo asmenyje. Bet tai čia tik tai dalis reiškia, o kokia dar? Kad tėvas pažįstamas per sūnų. Tai ką dar paskelbė? Jėzus atsiųs šventą dvasią. Kitaip tariant, mes turim aiškiai kalbėti, kad štai Jėzus leidžia pažinti vieną trejybę Dievą. Leidžia pažinti, kviečia pažinti. Suteikia galimybę pažinti vieną trejybę Dievą ir pažinti jį asmeniškai. Ir po to jau tada statosi kitas tikėjimo rūmas, ne, kad štai kas mes esame. Ne. Kitaip tariant, Jėzus leidžia pažinti Dievo veikimą, kad kritusi žmogų nuodėmės paveiktą asmeniškai sugrąžintų pas tėvą. Tai tas visas tas mokslas. Ir už tai, jeigu mes vadėsim tokią, sakysim, moralę, nemoralę, Jėzus neskelbė tokios kokios tai moralės, šiaip jau paėmus paprastos arba taip toliau. Visa, kitaip tariant, moraliniai visi įstatymai kyla iš to, kad yra tiesiog paskelbama Dievo meilė ir visų moralinių nuostatų šaknis yra Dievo meilė, Dievo pažinimas ir Dievo meilė. Tai, nes moraliniai dalykai yra antresni, ta prasme, jeigu lyginti su tais būties dalykais, ontologiniais dalykais. Nežinau, kiek čia aiškiai, neaiškiai kalbam. Gerai, aš tiesiog... Kad nesusivelt per daug. Gerai, tai aš norėčiau vėl tiesiog užduoti klausimą. Tai Jėzus ateina ir jis pasako, reiškia, religingai tautai, nes izraelitų tauta yra religinga, jis pasako, kad aš noriu jūs išmokyti arba paskelbti, koks yra tėvas danguje. Taip, teisingai, pažinti Dievą, Jėzus ateina pažinti, kaip taip paprasta kalba šneka. Taip. Tai gerai. Tai vadinasi, čia iškyla tas teiginys, kad jo mokymas yra kažkuo kitoks arba skirtingas nuo daugelio kitų mokymų. Išskirtinis net, ne tai, kad tai absoliučiai išskirtinis. Taip. Ir tas mokymas susideda iš įvairių dalykų, ką mes paskui randam išplėtotą, sakysim, bažnyčią. Tai dabar... Gerai, ir aš norėčiau dar tada antrą užakcentuoti. Ir jis teigia apie save, kad yra ne tik žmogus, bet yra Dievas. Taip, yra šabo viešpats, ne šeštadienį, bet šabo iš tikrųjų. Taip. Norim, galim sakyti, šeštadienį iš tikrųjų šabo viešpats. Ir jis yra būtent, čia tas jo išskirtinumas yra. Gerai, toliau. Ką toliau jis skelbia? Taip, esmė tame, kad štai Dievas leidžiasi pažįstamas, ne? Pažįstamas, jeigu žiūrėsimės. Jisai, jeigu mes iš dalies galim ir toliau sakyti, kaip Karlas Raneris sako, vis tiek Dievas lieka begaliniai nepažįstamas, bet štai jisai vis dėlto leidžiasi pažįstamas ir mes galim kalbėti apie, aiškiai Dievo prieškimą. Ir kad Dievas išeina pasitikti žmogaus, jisai tiek eina sutikti žmogaus. Kitaip tariant, galim kalbėti jau apie Dievo žvilgsnį į žmogų. Dievas nėra panteistinis Dievas, kažkoks išplaukęs, Dievas nėra gamta, Dievas nėra kosmosas, bet Dievas yra asmuo, kuris išeina pasitikti žmogaus, nori susitikti žmogų, ne, ir žvelgia žmogų ir viską daro, Dievas viską daro, kad žmogus sutiktų. Ne žmogus, žmogus, aišku, ilgesys yra įkvėptas taip toliau. Tai va, tai taip, kad Dievas leidžia save pažinti žmonijai šiaip jau įvairiais tarpsniais, ne, tai galėtume kalbėti apie tas ir visokias ten tas natūralias religijas, nes ir ten yra tas Dievo ilgesys, paties Dievo įkvėptas, bet galutinai, aišku, ypatingai per Izraelio tautą viešpats leidosi pažįstamas, bet Jėzus yra visako, apreiškimo ir tarpininkas, ir pilnatvė. Tai va, mes katekizme tą patį randam. Ir ką Jėzus pasakė, Gerai, bet vėl norėčiau tiesiog, kaip pasidėti tokius pagrindus, kad ir klausytojams būtų aišku. Dievas, kuris mus sukuria, vis tiek duoda mum ir proto, ir tą Dievo ilgesį, ir per gamtą, ir per tą troštimą. Visuose pasaulio kraštuose yra tas Dievo ilgesys ir žmogus iš principo tai religingas, ar ne, taip jeigu žiūrėti į istoriją, ar ne. Tačiau, Jėzus mums pasiūlo ne vien tik tai, tą tokį to religingumo išsipildymą, bet ypatingą būdą, kaip galim pažinti Dievą.
Ir be Jėzaus mes, reiškia, tėvo kaip tokio ir nepažintumėm. Žodį galbūt vartotumėm, ar ne, kaip viso pasaulio kūrėjas ir taip toliau. Bet to meilės santykio negalėtumėm atpažinti. Ar taip galima būtų formuluoti? Taip. Ir Jėzus pabrėžia, parodo, ką mes šiaip žmogus jaučia gal gilumoje, kad žmogus yra ribotas, yra nuodėmingas, mirtingas ir Jėzus atneša tokį mokslą pats savimi, kaip spręsti, galėtume, taip čia tokia bus modernesnė kalba, kaip spręsti gyvenimo problemą. Ir būtent, kad jisai yra gyvenimo problemos sprendimas. O kaip sakei, tai, aišku, čia laišką žydam galim prisiminti, mes sako, daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėms per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo mus per sūnų. Tai va taip, kad Kristus žmogumi tapęs Dievo sūnus yra vienatinis, tobulas ir nepranokstamas Tėvo žodis. Kitaip tariant, jeigu kalbėtai, kodėl sakiau, Jėzus pirmiausia skelbė save. Tai save skelbdamas jisai pasako viską, ką Dievas nori pasakyti žmogui apie Dievą, apie save patį. Tai Gerai. Tai šitą vietą reiktų paskui skaldyti, reiškia, ką mes matom Jėzaus asmenyje, ką mes matom jo skelbime. Reiškia, ir todėl čia negali kažkaip, tiesiog kaip pasakyti, išprašyti tų dalykų, kad čia vienas Jėzaus skelbimas, nes tikrai labai teisėtas klausimas būtų tai, ką Jėzus skelbė. Ir kaip pasakom, štai Jėzus skelbė save, tai kažkaip keistai gali nuskambėti. Jo, bet aš norėčiau užakcentuoti kitą dalyką. Tarkim, ar ne, yra tas teisėtas žmogaus lūkestis ir ieškojimas iš savęs. Žmogus turi tą ilgesį. Ir tada kyla klausimas, ką Jėzus pasako tokio, ko žmogus savo protu ir savo ilgesio, to į Dievo ilgesio vedamas negali pats suvokti ir suprasti. Kur yra tas skirtumas? Nes daugelis, pavyzdžiui, ir tų įvairių mokymų, kurie yra, jie irgi sako, kad ten ir meilė, ir visi kiti dalykai. Ir jie daugeliu atveju teigia, tokius dalykus, kur tada kyla klausimas, o Jėzus ką sakė kitaip negu dabartiniai, tarkim, ar net tie mokytojai, gurų ar dar kas nors. Kas tokio unikalaus yra Jėzuje, kur labai aiškiai pasakom, be Jėzaus mes to niekada nežinotumėm. Be Jėzaus mes nežinotume absoliučios Dievo meilės pirmiausia. Tai va. Nežinotume galutinio žmogaus, reiškia, pašaukimo. Galutinio. Tai va, nes kokia meilė pirmiausia absoliuti, reiškia, nepaisant nuodėmės. Šitoje vietoje reikia suprasti tokį labai svarbų dalyką. Aišku, čia ne vienas tas momentas yra, žinai, kad tas absoliutumas yra, reiškia, Jėzaus skelbime. Dabar koks absoliutumas? Dievas nepaiso nuodėmės, jis pats ateina įveikti mumise mūsų trapumą. Tai apie ką tai yra kalba? Nes daug neteisingų arba nesuprastų Dievo sampratų yra. Labai daug. Tai griežtas Dievas ir mus paliečia. Aišku, Dievas teisėjas, taip toliau, bet jis bus, bet vis dėlto pirmoje vietoje tai yra tas žvilgsnis absoliutus, toks pribloškiantis į kūrinį. Mums dabar tai kažkiek tai mūsų laikmečio žmonėms jis neatrodo tiek svarbus, kadangi mes jau pripratom prie to, kad Dievas meilė, Dievas gailestingas ir piktnaudojam dažnai tą savoką. Ja. Nes kadangi nesuprantam tų dydžių, reiškia, šiaip žmonėje, jeigu darė daug aukas, aukodavo ten, sakysim, malochui panašiai, nes žmogaus aukas, kad tik permaldavo, tik kokį tai ten žiaurų Dievą, kad pelnyti jo malonę. Tai štai mes, kalba yra kokia, kad štai gaunam malonę, yra dovanai. Ir mes tai randam šventam rašte, kad mes esam, aiškia, dėl ko išganami, kad dėl Dievo malonės, visiems dovanai, ne dėl savo darbų. Darbai paskui ten yra jau tik tai mūsų teisingo kelio, teisingo pasirinkimo, reiškia, išraiška. Tai bet konkretumas malonės čia yra. Toliau, visiška beprotybė. Galėtume sakyti, Jėzus paskelbė beprotybę. Kokią? Kad pats Dievas ateina numirti už nuodėmingą žmogų. Ir Dievas galėtų taip spragti ir dovanoja šią tau tą kaltę ir tu čia būk žmogau. Tai reiškia, Jėzus paskelbė tokį santykį, apie kurį mes nieks negali net pagalvoti ir kaip, čia daugiau tokie pasvarstymai, gal ten mistinė teologija, kad sako, greičiausiai, kad Liuciferis piktoji dvasia visiškai priblokštas yra
kadangi pats Dievas ateina numirti ant kryžiaus už žmogų. Tai reiškia, vėlgi dar tokio giluminio santykio žmogaus, kas už to slypi? Už to slypi žmogaus pašaukimo didybė. Tai reiškia, jeigu mes dabar randam visokie ezoterikai, ten irgi kažką kalba, kad jeigu čia žinotum, kad koks čia Dievas yra, koks žmogaus pašaukimas gražus yra, taip toliau čia tokia, bet čia tolimi atspindžiai to, kai realiai pasakė, ką Viešpats Jėzus atnešė mums. Iš tikrųjų, tai taip, jeigu struktūriškai pasakyti, žmogaus laimė, absoliuti laimė, pašaukimas yra susitikti asmeninį Dievą. Kas tai yra? Pati būtis, ne? Tai susitikti asmeniškai, visiškai ir nepranikti tame, bet susitikti bendravimui. Tai amžinam pastoviam bendravimui. Ir net savotiškai, čia šitą vėl tokia atrodo beprotybė. Net nedrįstus net sakyti, bet iš tikrųjų tai faktiškai lygiaverčiam bendravimui. Tai čia kažkokia yra tokia, visiškai, mes negalim šiaip jau paėmus lygiaverčiai bendrauti su savo kūrėju, jeigu jis nepadovanos mums to santykių, net kai padovanoja, mes nesame lygiaverčiai, tai čia nesuvokiama yra dydžiai, kad ir kaip čia gali būti, net tai kalbant ir skelbiant vis dėlto kažkokią abejonę kirba, kad kaip čia gali būti, kad štai begalinis kosmoso kūrėjas, kosmosas kas ten šviesmečiai, milijardai šviesmečių, ne? Ir štai tas Dievas sako, aš su tavim noriu šnekėtis ir net nebet kaip. Žmogus rūpi kažkokiu būdu. Ne tai, kad rūpi, bet aš tiesiog kviečiu tave į, už tai kaip tas yra karalystės puotas, jis prie mano stalo ir puotauk, ir tu būsi pastoviai laimingas pačioje būtyje ir tu neišnyksi, kaip, kokioje nors ten rytietiškai religijoje, kad ten, susiliesi su prana ar dako nors tenai, bet tu niekur neišnyksi, tu tiesiog būsi asmo ir būsi pačioje būtyje. Tai tas dalykas yra. Toliau, kad kas yra Dievo žvilgsnis į mus. Tai va čia pagrindinis dalykas yra ir tas pribloškia, visiškai tiesiog pribloškia, atrodo, savotiškai, kaip dar kartą sakau, tai atrodo, kad Dievas savotiškai yra išprotėjęs iš meilės žmogui. O paskui kaip tas dėstos, reiškia Jėzaus kryžius, mirtis, prisikėlti. Aišku, kitas dalykas dabar toks, galėtume sakyti, praktiškesnis, kurio atspindžiai buvo Senajame testamente, aišku, kaip atspindžiai tam tikras tikėjimas, sakysim, ar ten žiūrėsim, kurie nori, ten knygą, aišku, ar psalmę žiūrėsime, kad mano Dievas mane prikels metui atėjus, tai ar Makabėjų knyga, ar ką kita, aišku, tai tam tikras apie prisikėlimą kalbėjimas, bet jis nebuvo toks aiškus, nes vis dėlto mirtis buvo laikoma pralaimėjimu, tuo tarpu dabar labai aiškiai Viešpats Jėzus atnešė žinią, kad štai su manimi turi amžinai gyvenimą tėvuje. Ir aišku, visiškas nuodėmės panaikinimas, visiškas, neuždengimas, nepridengimas, ne šiaip nematymas, bet, aišku, Jėzuje išnyksta mūsų nuodėmės. Tai visiškai išnyksta, įsivaizduoju, Dievas jų ne tai, kad jų nebėra. Aišku, jeigu jos mūsų atleistos, jų nebėra. Tai čia vėlgi nesuvokiamas dalykas, kaip gali veiksmas, kuris buvo atliktas, aišku, ne pagal Dievo valią, kaip jis gali išnykti. Tai va, aišku, dėl to, kad Dievas numirė ant kryžiaus už mus, aišku, jų, jeigu gailiesi ir sakramentiniu būdu priimi Dievo atleidimą, jų tiesiog nebėra, jos išnyksta. Tai čia tokių savęs dovanojimą, sakysime, kaip Karlas Ranės labai gražiai šneka, autokomunikacija. Lietuviškai galim versti, gal neversti žodžiu, bet savidava vertėjai savęs dovanojimą, toks, visas tas savęs dovanojimo iš tikrųjų dydis, arba net galėtume sakyti absoliutumas, jisai visur prasismelkia. Ir todėl toliau, kad, net ir kalbėti apie trejybę, kas yra trejybė. Neįmanoma kalbėti apie trejybę ir kai kas dabar kabinasi, bando ten taip, kažkokio tai ieškoti ten, ir paaiškinimų, ir nepaaiškinimų, bet esmė kokia, kad štai Dievas leidžia pažinti save, savo esmę. Tokiu būdu, kad štai aš esu vienas trijose asmenyse, leidžia žmogui įžengti kažkiek tas liepnis. Neįmanoma neišsemti, nei įžengti, bet ką tai reiškia? Tai pakvietimas, žmogaus pakvietimas pažinimo keliu, ateiti iki Dievo gelmių, tai yra vėlgi toks žmogaus pagerbimas. Ir dar kas, Viešpats Jėzus išleidžia ištart savo vardą, nes kaip tas vardas Jahve, ar kaip ten būtų, jisai slėpiningas išlieka. Tai trejybės įvardinimas, jeigu tai paėmus, tai yra galimybė mums žinoti, koks yra Dievo vardas, nes leidžiasi vadinamas Tėvu, leidžiasi vadinamas Jėzumi Kristumi, Sūnumi, leidžiasi vadinamas Šventąja Dvasia, tai toliau. Ir dar, aišku, kitas dalykas, vėlgi visiškai galingas, kurį mes dažnai apleidžiame, tai švenčiausios trejybės, trečio asmens, tai yra Šventosios Dvasios išliejimas mums, dovana,
Kaip žadėjo Sūnus, kad išlieja šventą dvasią, atsiųsiu šventą dvasią. Tai žmogaus patepimas šventą dvasią, tai kai yra apdovanojimas savotiškai. Tai visiškai vėl į kitą lygį pakelia. Įsivaizduoju, tai čia daug tokių dalykų. Tai štai Jėzus Kristus viso apreiškimo tarpininkas ir pilnatvėje. Gerai. O jeigu taip truputį nukreipiant žvilgsnį, pavyzdžiui, Evangelijoje Jėzus, bent jau užrašyta yra, kad ar ne, duoda ir tokių praktinių patarimų, kad, pavyzdžiui, ten atsuk kitą žando pusę, ten, reiškia, kaip elgsies, taip su tavim bus pasielgta, kad būk gailestingas ir taip toliau. Kaip dabar tie dalykai, praktiški dalykai susiję su ar tai kažkas naujo yra, ar tai yra iš Seno testamento labiau ateinantis ir iš mūsų žmogiškos prigimties kaip tokie, ar tai jau nauji dalykai yra.